Naujos patalpos labdaros ir paramos fondui Gerumo sparnai. Jonavos policijos komisariato 2014 metų ataskaita. Keramikos būrelis Justino Vareikio mokykloje. Sveiki, mėlėjai! Kviečiu Jūs pasižiūrėti informacinės laidos savaitę. Praėjo Kalėdos, tai visų mylimas gerumo laikotarpis. Sulaukime naujųjų metų. Ir galime pasidžiaugti, kad ir šiais metais gerieji darbai kupini meilės ir šilumos tęsiasi toliau. Šią savaitę Jonavos labdaros ir paramos fondas Gerumo sparnai šventė įkurtuves. Jonavos rajono savivaldybės sprendimų fondui skirtos suremontuotos patalpos. Šios patalpos labdaros fondui buvo skirtos prieš Kalėdas, kad žmonės turėtų gražų adventinį stalą. Pasak fondo vadovės Loretos Vilch, čia įsikūrė tikra bendruomenė ir šios patalpos yra labai svarbios. Žmonės jaučiasi įvertinti, jiems nebereikės daugiau galvoti, kur prisiglausti, kur eiti, kai ištinka nelaimė, ar šiaip susirinkus pabendrauti, pasidalinti savo rūpesčiais ir džiaugsmais. Šiuo metu labdaros paramos fondas rūpinasi daugiau nei 1000 socialiai remtinų jonaviečių. Fondas bendradarbiauja su kitomis labdaros ir visuomeninėmis organizacijomis. Viso yra 52 savanoriai, iš jų 15 aktyvių, kurie dirba kiekvieną dieną. Loreta džiaugiasi. Smagu, kad yra žmonių, kurie mielai prisideda prie labdaringos veiklos. Baldus skiria uždarosios akcinės bendrovės Baldai Jums generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas. Kėdes padovanojo nepažįstamas vyras. Čia ateina asocialių šeimų vaikai. Šiuo metu vadovė galvoja paruošti ir jiems kažkokią veiklos programą. Sausio 22 dieną pasveikinti su įkurtuvėmis susirinko bendruomenės atstovai, labdaros organizacijų Maisto bankas ir Guoda atstovai, Jonavos rajono savivaldybės atstovai ir draugai. Labdaros ir paramos fondo Gerumo sparnai vadovė Loreta Vilch dėkoja visiems už gerumą ir pagalbą. Be žmogaus ir be meilės žmogui niekas neįvyktų, sakė Loreta, ir kvietė visus norinčius vienai dienai prisijungti prie Gerumo sparnų veiklos. Nes iš tikrųjų darbą yra sunku pamatyti ir susirinko visų organizacijų, Guoda tikrai mane mato, žino, socialinis paslaugų centras, bet aš kviečiu visus, kurie nori praleisti vieną dieną su mumis, jeigu ištversit. Darbas prasideda taip nuo 8:30 ir baigiam, kada baigiam, kartais 12, kartais 11, jeigu smurtas šeimai, galim baigti ir 2, 3. Bet kas nori prisijungti prie Gerumo sparnų vienos dienos veiklos, aš nuoširdžiai kviečiu. Aš noriu, kad būtų perkirpta vis dėlto ta juostelė, atrodo tai toks paprastas veiksmas, bet iki jos buvo labai sunku buvo eiti. Aš manau, kad be žmogaus supratimo niekas negali vykti ir aišku, be meilės žmogui. Tai už tą visą meilę, už tai, kad Jonavos žmonėm parodyta toks didelis dėmesys. Jie to negali pamiršti. Ir kada buvo pas mus organizacija sultys atvežtos, kai kurie net apsiverkė. Tai buvo pati pirmoji mūsų atkeliavusi dovana nuo kažkokių tai gerų žmonių. Tai buvo nuo Erlando Andrėjevo ir kiek žinau, kad tai buvo mero močiutės obuoliai. Bet tą žmogų, žinokit, labai palėtė. Širdį labai palėtė. Tai už tą gerumą, už tą visą, ką padarė dėl Jonavos žmonių. Aš tikrai nuoširdžiai visų žmonių vardu dėkoju mūsų miesto merui, Mindaugui Sinkevičiui. Aš, kaip ir sakau, kiekvieną žmogų reikia daugiau pažinti. Ir be Jono Klemenso Songailos čia irgi nieko nebūtų buvę, nes jie čia kažkaip kartu derino, o aš tik bėgu jam skūstis ir verkiu. Bet, matot, rezultatas labai geras, todėl kad supratingumas ir meilė žmogui daro visą. Įkurtuvių juostelę perkirpo Jonavos labdaros ir paramos fondo vadovė Loreta Vilch ir Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Mums reikia iš tos juostelės įsiamžinti gabaliuką. Aš vieną, jūs kitą gabaliuką. Kaip mes turim patalpas, mano širdis, žinokit, tai džiaugiasi. Svečių sveikinimuose skambėjo daug šiltų ir gražių žodžių žmogui, kuris savo gyvenimą skyrė kitiems. Pagalba, parama ir pinigais, ir žodžiais, ir patarimais, ir šypsenom, tai su įsikūrimu.
Ačiū labai, nereikia. Ačiū jūsų dėka šitos patalpos. Nu, jau čia taip nereikia sakyti. Ačiū labai. Ingridėlė, ačiū labai. Labai džiugu, kad šiandien nuskambėjo labai daug gražių žodžių visuomeninė organizacijų veiklai. Ir taip gavosi, kad prisiminiau mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius pasakytus spalio mėnesį tarptautinėje konferencijoje nevyriausybinių organizacijų, kur jinai pasakė, kad labai džiugu, kad jūsų tiek daug susirinko, bet tuo pačiu liūdna, kad jūsų tiek daug reikia. Tai iš tikrųjų norėtųsi, kad mažiau mūsų reikėtų veiklos. O dabar noriu pasakyti tokius gražius. Laikas mums duotas kaip brangi dovana, kad taptumėm protingesni, geresni, brandesni ir tobulesni. Tomo mano žodžio. Todėl linkime daug laiko, prasmingų darbų, gerų rėmėjų ir draugų. Jums linki visuomeninės organizacijos Guoda bendruomenė. Oi, mergaitės, ką aš be jūsų daryčiau? Gerumo sparnų bendruomenės nariai, daugiavaikės mamos, jaučiasi be galo laimingos jausdamas tą paramą ir žmogaus įvertinimą. Žmonių ateina be galo daug ir kai būdavo, kad sustoja žmonės ir laiptinėje stovi, būriuojasi ir ant laiptų susėda ir oras visoks būna, o dabar jau atėję čia ir prisėda, ir kavos atsigeria, ir arbata pasivaišina. Visai kitaip ir pabendrauja, jau jaučiasi žmogus netoks nuvertintas, netoks atstumtas visuomenės, kad va, eini ranką ištiesęs ir laukia, kada tau kažką paduos. O čia jau kažkaip tai žmogus jau įvertintas, jau turim naujas patalpas, jau yra vieta, jau galima kažkur tai pasėdėti, pasiburti, pabendrauti tiesiog. Labai dėkojam už tas patalpas. Ir žinoma, savaime aišku, labai dėkojam už visą paramą. Jonavos rajono verslininkas, savivaldybės tarybos narys Kęstutis Macionis taip pat aktyviai dalyvauja šio fondo veikloje. Dėkojo vadovui už gebėjimą suburti bendraminčius ir žadėjo visada ištiesti pagalbos ranką, kai jį bus reikalinga. Patalpos pašventintos, kad juose nebūtų blogų žmonių, kad čia gyventų tik meilė ir šiluma. Nuolatinis gerumo sparnų bičiulis Ovidijus Višniauskas dovanojo visiems muzikinius kūrinius. Padainuojam, Loretai. Pažiūrėkit, kaip saulė leidžia. Šią savaitę Jonavos policijos komisariate vyko ataskaitinis susirinkimas, kuriame pristatyta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos skyriaus ataskaita už 2014 metus. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariate įvyko komisariato darbuotojų susitikimas su laikinai einančiu Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigas Daliumi Žukausku bei Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoju Algirdu Stonaičiu. Į ataskaitinį susirinkimą susipažinti su komisariato veiklos rezultatais už 2014 metus atvyko Jonavos rajono meras, savivaldybės administracijos ir tarybos, prokuratūros atstovai, bendruomenių nariai, nebeingi policijos veiklai ir Jonavos problemams gyventojai. Veiklos rezultatus pristatė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato viršininkas Vygintas Lukošius, kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Vytautas Valungevičius, viešosios policijos skyriaus viršininkas Vytautas Trijonis. 2014 metais kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai ištyrė ir perdavė teismui 236 baudžiamąsias bylas pagal 469 nusikalstamas veikas, įtariant 289 asmenys, iš jų 35 buvo paskirtos kardomosios priemonės suėmimas, kas sudaro 12,1% nuo visų asmenų perduotų į teismą. Viso kriminalinės policijos pareigūnai 2014 metais ištyrė 615 nusikalstamų veikų, iš 1048 registruotų ir perduotų tirti kriminaliniam skyriui. Tai sudaro 58,7% ištyrimą. 2014 metais registruotų nusikalstamų veikų skaičius padidėjo 4,7% palyginus su 2013 metais. Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius padidėjo 3,20%, tai sudaro 19 nusikalstamų veikų. 2014 metais, lyginant su 2013
2013 metais registruota ir daugiau sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Iš 43 ištirta 37. 214 metais buvo įregistruoti 3 nužudymai, ištirti 5 nužudymai. 2013 metais buvo įregistruoti 4 nužudymai. Nusikaltimai padaryti bute ir girtavimo metu yra nustatyti įtariamieji asmenys. 2014 metais dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai, 5 ikiteisminio tyrimo bylos pagal 6 nusikalstamas veikas perduotos į teismą. Iš jų 2 tyrimai buvo pradėti pagal Požemio kodeksą 138 straipsnio 1 dalį, tai yra nesunkus sveikatos sutrikdymas, vienas iš jų dėl smurto artimoje aplinkoje atvejo. Gavus teismo medicininės ekspertizės išvadas buvo perkvalifikuotas pagal Baudžiamojo kodekso 135 straipsnį sunkus sveikatos sutrikdymas. 2014 metais registruoti 5 išžaginimai, iš jų 2 nusikalstamos veikos ištirtos ir perduotos į teismą. Įregistruota 20 plėšimų, ištirta 13 plėšimų, 413 vagysčių, ištirta 155 nusikalstamos veikos, kas sudaro 37,5% nuo visų registruotų vagysčių skaičiaus. Taip pat įvykdytos 35 vagystės baudžiamieji nusižengimai. 2014 metais pavogta 18 automobilių, ištirtos 7 automobilių vagystės. Pavogtų automobilių skaičius sumažėjo 5 atvejais lyginant su 2013 metais, tačiau padaugėjo vagysčių iš automobilių atvejų. 2014 metais sumažėjo vagysčių iš sodų namelių, apvogti tik 4 sodo nameliai, 2013 metais buvo 36. Visi gauti pranešimai apie nusikalstamas veikas yra registruojami, po to sprendžiama pagal nusikaltimo padarimo požymius, sunkumo laipsnį, kokiai kategorijai ir lygiai jis priklauso ir tada sprendžiamas klausimas ir taikyti ikiteisminį tyrimą ar perduoti apskrities centralizuotam padaliniui arba palikti tirti Jonavos policijos komisariatui. Toks darbo principas pradėjo veikti nuo šių metų sausio 1 dienos. 2015 metams nustatytos prioritetinės veiklos kryptis – padidinti ikiteisminio tyrimo veiksmingumą, didinti ekonominio proceso efektyvumą, trumpinant ikiteisminio tyrimo terminus. Policijos komisariato viršininkas Vygintas Lukošius apibendrino metų veiklos rezultatus. Labai trumpai, ką noriu pasakyti. Truputėlį, kaip matot, keičiasi formatas, kada tarpusavį dalindavom informaciją ir pateikdavom skaičiukus. Dabar iš jūsų išgirstam, patys kažką pasakom, tai šitie, tiksliau praeiti metai prasidėjo nuo to, kad mes kartu su meru, su administracija ir su atskirų sričių specialistais apsilankėm kiekvienoje seniūnijoje, susitinkom su 100 žmonių, nusistatėm prioritetus, kokiais mes dirbsim 2014 metais. Ir jūs įvardinot pagrindinės problemas, tai viešoji tvarka, saugus eismas, aišku, augintiniai, kaip visada kaimo vietovėse, ir tie vadinami pilstukų taškai. Buvo parinkti prevenciniai priemonių planai, daug padėjo Kaunas, kadangi mes tiek pajėgų neturim dėl viešosios tvarkos užtikrinimų ir saugaus eismo. Tai mes jau metų pabaigoje atsiskaitėm ir šitų metų pirmam ketvirtį, manau, kad su savivaldybė vėl aplankysim kiekvieną seniūniją, taip pat pateiksim savo ataskaitas. Dabar keletą tokių norėčiau pasakyti akcentų. Kaip girdėjote, ištyrimų procentas yra mūsų nusikalstamų veikų netoli 60%, jisai yra antras apskrityje. Taip pat nusikalstamumas išaugo 4,7%. Na, tai čia, žinot, tikrai labai toksai darbinis, sakykim, tas procentas. Didelės reikšmės neturėjęs viešajam saugumui. Ką noriu paminėti, kad per paskutinius 2 metus nusikalstamų veikų skaičiaus ištyrimas padidėjo net 35%. Plėšimai sumažėjo 40%, ištyrimas jų yra 65% ir viešose vietose ir gatvėse nusikalstamumo sumažėjo 5%. Tai ką ir generalinio policijos komisaro pavaduotojas pasakė, kad visus tos kompleksinės priemonės vis dėlto laikė kažkada duoda rezultatą ir kad viešose vietose 5% sumažėjo nusikalstamumas. Tai yra labai tikrai smagu. Daug buvo kalbėta apie akcizas apmokestintų prekių neteisėtą apyvartą, tai aš dar noriu pasakyti keletą tokių momentų. Per 2 paskutinius metus iš nelegalios apyvartos paėmėme 33 000 cigarečių pakelių. Kad būtų, sakykime, vaizdžiau ir informatyviau, tas skaičius yra toks pat, kiek kitų mūsų apskrities teritorinių komisariatų sudėjus bendrai. Nes kitaip gal tą skaičių sudėtinga įsivaizduoti.
Praeitais metais 14 ikiteisminių tyrimų dėl nelegalios apyvartos alkoholiu. Tai skaičius irgi yra lygiai toks pat, kiek sudėjus kitų komisariatų rajoninių bendrai. Tai tikriausiai galima suprasti, koks veiklos kiekis buvo atliktas. Dar toks vienas momentas. Mūsų pareigūnai 19 kartų buvo bandyti papirkti. Tai yra irgi didžiausias papirkimų skaičius tarp visų komisariatų apskrities. Taip pat mūsų 3 pareigūnai už tai, kad aktyviai dalyvavo šitam procese, buvo paskatinti. Aišku, tuo pačiu galima pasakyti, atsiprašau, ta prasme, kad jie aktyviai dalyvavo išaiškinant tos teisės pažeidimus. Drausmės ir korupcijos prasme, tai komisariatas atrodytų taip, kad drausmė lyg tai buvo tikrai nebloga. Tik tai viena nuobauda, pastabai, ta pati visiškai metų pabaigoje, kažkokių korupcijų apraiškų metų bėgė taip pat nebuvo, tai tas labiausiai ko gero ir džiugina. Matėte keletą nepasiektų rodiklių, jie tikrai nėra labai reikšmingi ir viešajam saugumui didelės įtakos neturėjo, rajonas ganėtinai buvo saugus, aišku, išskyrus tos atvejus, kada turėjom tokios tikrai nekasdieninius įvykius, bet tai džiugina tai, kad mes visi susitelkę bendrom jėgom sugebėjome juos ištirti. Kas nepavyko, matėte eismo įvykiuose žuvę asmenys, aišku, mes visos atsakomybės prisimti negalim, čia mūsų, kaip sakyt, bendras tiek vairuotojų, transporto priemonių stovių, eismo sąlygų ir panašiai pasekmė. Taip pat toks neigiamas rodiklis yra tai 26% išaugęs vagysčių skaičius, bet tai ko gero įtakojo, kad buvo ir daug ištirta tų vagysčių. Noriu vardinti 2015 metų veiklos prioritetus. Tai yra didinti ikiteisminių tyrimų veiksmingumą, didinti reagavimo į gyventojų pranešimus operatyvumą bei policijos paslaugos prieinamumą. Sustiprinti kovą su akcizais apmokestintų prekių neteisėtą apyvartą, gerinti bendradarbiavimą su savivaldybė, bendruomenė ir kartu kurti saugią aplinką. Dar 2 iššūkius noriu paminėti, tai eurų įvedimo laikotarpių policinių priemonių vykdymą ir artėjančius savivaldos rinkimus. Manau, kad šitie 2 iššūkiai parodys mūsų galimybės ir mūsų galbūt ir silpnas, ir stiprias vietas. Tai, kaip sakiau, ilgai ir nekalbėjau, labai noriu visiems padėkoti, pradedant savivaldybę, baigiant kiekvieno bendruomenės nariu. Ir tas mūsų, sakykime, susitelkimas sunkiose situacijose parodė, kas mes esam ir kokia kryptim einam, kad mes žiūrim tikrai į vieną pusę, nepalaikom tų, kurie tos tvarkos mūsų rajone nenori. Aišku, ir noriu padėkoti savo darbuotojams, kurių čia nėra, jau įsiskirsti, tik tai vadovai, tikrai už pastarųjų metų tokios aukštus rezultatus ir, kaip aš sakau, stabilius rezultatus, todėl rodo mūsų savotišką ir meistriškumą, ar kaip čia pasakyti, kadangi yra stabilumas, keletą metų aukšti rezultatai. Susirinkimo metu apie policijos veiklą ir problemas visuomeniai kalbėjo generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis. Po šitos ataskaitos komisariato, tai nors dirbu 34 metus, tarnauju policijoje, bet man ir toliau noris dirbti. Kadangi išklausęs ataskaitą, aš galvoju, kad jeigu kitas vykdomas akcijas, vykdomus projektus, ypatingai kas nukreipta į bendruomenę, kas nukreipta į vaikus, kas nukreipta į galbūt probleminės šeimas, susijungtų arba prisijungtų prie policijos visos kitos institucijos, ypatingai kurios gauna vienokį ar kitokį finansavimą, biudžetinį, europinį ar dar ką nors, tai matyt, kad po keletos metų darnaus darbo tai vargiai ar ką turėtų tos institucijos veikti, galbūt jų skaičius galėtų mažėti. Nes savo laiku man teko dalyvauti, būti pakviestam brolių pranciškonų ordino vienuolyne Kretingoj, kur buvo diskusijų tema sunkus vaikas ir kaip su juo dirbti. Ir buvo sukviesti visi rajono specialistai, organizacijos, nevyriausybinės organizacijos įvairiausios. Ir kai susirinko, patys tiesiog
iš Dievo vos iš pumpio nekrito. Kiek jų yra daug. Virš 100 žmonių susirinko. Svarstėm, mes ten svarstėm. Ir į 3. dieną visgi visi vieningai priėjom išvados, kad geriausiai su tais sunkiais vaikais dirba tie patys broliai pranciškonai. Atrodo, ir aukas reikia susirinkti, ir biudžeto nėra. Tai štai tik tai pačiai įžangai. Bet šiaip iš tikrųjų vertinam, tikrai labai gerai vertinam policijos tą prevencinę veiklą Jonavos policijos komisariate. Be abejo, daug kur matyt nėra galbūt dar visas pajėgumas, spektras tas išnaudotas, kadangi daug kur mes nuskambėjo nuotraukose matėm ir nuskambėjo pavardė vieno ar kito pareigūno dažniau, reiškia, galbūt ir kitus reikia dar įtraukti pareigūnus. Tačiau tikrai sutikim, kad darbai tikrai yra dideli padaryti. Ir daugelį metų jau mes savo veiklą Lietuvos policija vertina ne pagal protokolų surašytą skaičių, todėl man truputį keistokai netgi atrodo, kaip mes savo daleidžiam tokį kriterijų veiklos, kiek policininkai turi sulaikyti pažeidėjų, sakykime, toj viešoj vietoj. Ten 240 turėjo sulaikyti, ten 236. Matyt, ne tam esmė, o vertinimas patrulio darbo turi būti pagrindinai, ar iš tikrųjų jo tarnybos metu, ten jūsų puikioj krantiniai restauruotoj, ar įvyko plėšimas, ar neįvyko plėšimas, jeigu įvyko, kur jisai buvo, kaip jis sureagavo ir taip toliau, matyt, ne kiekybė, o kokybė, todėl ir pati Lietuvos policija jau senokai perėjo nuo protokolų skaičiaus prie vieno pagrindinio rodiklio, pagal kurį mes orientuojamės gerai ar blogai dirbam, geriau ar blogiau, žengiam į priekį ar žingsnį atgal, tai yra viešoji apklausa, nepriklausoma viešoji apklausa gyventojų, pasitikėjimas policija. Ir mes jau keliaujam berods 12 metus, palyginti, aišku, turim su kuo. Tai šiais metais tai yra iš tikrųjų džiugu, kad viešojo saugumo situacijos suvokimas Lietuvoje tai tikrai yra pakankamai, sakykime, neblogas, kadangi pirmiausia į klausimą užduodama, kaip jūs ar saugus jūs jaučiatės aplamai Lietuvoje, gyvenamoje vietoje savo, ir kai 8 iš 10, tai 80% Lietuvos gyventojų atsakė, kad mes esam saugus. Aš manau, kad tai yra pakankamai geras rodiklis, kai 2005 metais mes tokių turėjom 47%. Aš manau, kad tai judėjimas tiesiog yra į priekį. Savivaldybės įvertinimą ir lūkesčius išvardino Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Leiskit padėkoti už 14 metų darbą, kaip tą darom kiekvienais metais. Šiais metais iš tikrųjų tie metai buvo man įsimintini blogų aspektų dėl vieno įvykio. Dėkui Dievui, tas įvykis pasibaigė ta prasme, kad buvo surastas nusikaltėlis, jaunas nusikaltėlis, ir buvo nusikaltimas išaiškintas. Tai dėkoju visiems pareigūnam dar kartelį mūsų komisariato, Kauno, ir visiems rimtiems specialistam iš Vilniaus, kurie čia buvo pasitelkti kaip ekspertai, kaip žinovai tos srities. Dėkoju iš tikrųjų už milžiniškas pastangas dirbant su asmenimis prekiaujančiais akcizinėmis prekėmis. Ir čia iš tikrųjų teisingai komisaras pasakė ir matyt pabrėžė, ir mes čia šiek tiek tarpusavį pasišnibždėjom, kad Jonava pagal tą sulaikytų pakelių skaičių, na, taip sakykime, kabutėse įvykdo pusę beveik Lietuvos normos. Tai tą normą reiktų matyti, kad didinti ir šiaip sunku patikėti, čia Jonavoje tiek rūkalių daug, bet tikrai matyti, kad Jonava būdama geografiniu centru, ar tai turim čia paskirstimo kokias tai logistikos pozicijas ar dar kažką, ir su tuo matyti, kad reikia dirbti pakankamai intensyviai, bet rezultatai akivaizdžiai rodo, kad yra dirbama ir tie pakelių skaičiai tūkstančiais.
matyt, kad įrodo, kad rezultatas lieka ne žodžiais, ne popieriuose kažkur jisai rimtai vykdomas. Dėkoju už darbą su visuomenė bendruomenė, ypač taip įvardinto taikliai generalinio pavaduotojo, kad policija galų gale šiek tiek, nors ir nedrąsiai atsiveria visuomenė. Rodo, ką padarė, bendrauja tiesiogiai per bendruomenių pareigūnus ir tą daro aktyviai, klausia, kas yra negerai ir eina į žmonės. Ne žmonės eina į policiją, dažniausiai eina ir kaip bėda, bet policija rodo iniciatyvą ir eina į žmonės. Tas yra labai džiugu ir aš tikrai raginu ir prašau, kiek tas įmanoma pagal jūsų kompetenciją, pagal jūsų veiklos pobūdį, maksimaliai bendraujant su žiniasklaida, jai atskleisti tas detalės, kurios ten reikalingos atskleisti, kad žmonės jaustų ir pulsą tyrimo eigos, ir rezultatą, kas yra labai svarbu. Tai dėkoju už tai. Taip pat noriu pasakyti ir galbūt pasidžiaugti, nors nesam prabangioj salėje, tai čia matyt, kad pažadas neištesėtas, sakėm, 14 metais sutvarkysim šitą salę. Reikia viltis, kad 15 metais tie pažadai taps realybė. Yra dar visokių kitų pamąstymų ir čia Kauno vadovas teisingai man šiek tiek į petį sako, kad reiktų tvarkyti ir kiemą, reiktų tvarkyti ir griauti senus garažus, reiktų ir kitaip organizuoti automobilių ir techninių priemonių ir apsaugą ir priežiūrą, nes čia turtas kai kur nugyventas. Tai aš vis sakau ir Vilniaus vadovam, bandykim tą daryti kooperuotom jėgom. Savivaldybė neturi lišnų milijonų, kurios galėtų padovanoti, bet nori ir mato poreikį investuoti į prevencinę veiklą, o prevencinė veikla tai ne tik tai kuras, tai galbūt ir priemonės, tai ir aplinka žmonėm tiem, kurie tą daro. Tai mes tą darėm ir tikiu, kad tą darysim. Kaip finansavom Jonavos saugios aplinkos prevencinę programą visos kadencijos metu, tikiuosi, kad tarybos nariai tam pritars ir 15 metų biudžete ir ieškosim papildomų priemonių, gal, sakau, saliai, galbūt garažų nugriuvimų, dar kažką. Kaip pasakyti, žiūrint ir tuos kriminalinius rodiklius ir viešosios tvarkos pažeidimus, tai va čia jau ta, sakykime, tokia gaida, kur reiktų galbūt dar tą dėmesį atkreipti. Teisingai buvo įvardintas vertinimas policijos. Aš lygiai taip pat vertinu. Aš nežiūriu, žiūri, aišku, į tos skaičius, išaiškinamumą, visą kitą, bet tas vertinimas atsiranda iš vidinio pojūčio. Kaip tu jautiesi gyvendamas mieste? Ar tu jautiesi saugus? Ar tu jautiesi, kad, žinai, nueisi į krautuvę, nusipirk kažko vakare ir bijai, kad išeisi ir gal nepaslys, o kažkas padės paslysti ir nugriūsti ir dar gal pamokys gyvenimo tiesų. Tai manau, kad visuomenės tas pojūtis dėl saugumo, jis turi būti, atliepiamas maksimaliu policijos darbo viešinimu, maksimaliu, jeigu tas įmanoma, pagal techninės galimybės patruliavimu. Tam mes šiek tiek skiriam lėšų, prašom naudoti dviračius, prašom naudoti riedžius, plėsim dviračių takus ir šiais metais. Jeigu reikia tų naujesnių priemonių, galim tikrai bandyti bendrom kooperuotom jėgom, gal įsigyti, kad tik tai pareigūnas būtų matomas. Nes žmogui labai dažnai, kad pareigūnai būtų ne pastate, ne kažkur izoliuoti, bet gatvėj einantis, bendraujantis, palabinantis močiutę ir galbūt supeikiantis semkas gliaudantį jaunuolį. Tai va to labai reiktų, labai trūksta. Aš suprantu komplektaciją, suprantu užimtumą ir visus kitus dalykus. Žinau, kiek ekipažų būdinčių, kaip jie dirba. Ačiū Kauno policijos komisariato vadovui už galimybę išvykti naktinę Jonavą, pamatyti tą gyvenimą naktinį. Aš manau, kad tai yra teisinga prevencinė priemonė vykdyti ir seniūnijose, galbūt su seniūnų pasitelkimu. Tai norisi, sakau, maksimaliai kelti tą saugumo jausmą Jonavoje. Norisi prašyti vėlgi nenuleisti rankų, dirbant su tais taškais akcizinių prekių ir pilstuko, vadinkim tai. Tai va tokie turbūt didžiausi norai. Ir baigiant, noriu pasakyti, kad mes tikrai kaip savivaldybė nenusišalinam, stengiamės padėti, stengiasi padėti ir prisidėti, ir kai kurios prevencinius darbus padaro mūsų bendruomenė. Puikus, idealus pavyzdys. Vaikų visapusiško ir jaunimo visapusiško lavinimo centras. Sužymėti vaikų, pradinukų ir vyresnių drabužiai šviesą atspindinčiais elementais.
Savivaldybė prisidės ir kartu su pareigūnais, manau, tą turim daryti, kol išauginsim tą kartą, kuri, jau galbūt nereikalaus to lipduko, gal jau pati supras. Bet tam mes turim daryti kaip pedagogai, kaip mokytojai metai iš metų, kol užaugs ta karta nuo pirmoko ar nuo darželinuko iki saugaus vaiko, sąmoningo ir jau mokytojo. Ir galbūt jau tie mokyti nuo pirmos klasės, turėdami savo vaikus, pamokys ateiti tą daryti. Tai labai džiaugiuosi, kad jūs einate bendruomenės ir linkiu tą ateityje daryti. Linkiu visiems susiklausimo, kantrybės, bendro darbo ir dar kartą čia jau matyti kaip aksiomą, nereikalaujantį jokio įrodymo, kad bendrai mes rezultatą galim pasiekti didesnį, nei kiekvienas atskirai, kovodami su tom pačiom dažnu atveju problemom. Tai ačiū visiems. Susirinkusiems kelis klausimus turėjo ir Jonavos gyventojai. Jos domino, ar Jonavos miesto vaizdo stebėjimo sistema atnešė naudą, ar bus atkurta Ruklos miestelio policijos nuovada, ar reikia nuolat reformuoti policiją, ar yra rengiamos viešojo saugumo tarnyboje stovyklos socialinės rizikos šeimų vaikams. Į šios klausimus gyventojai iš karto salėje gavo išsamius atsakymus. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje duris atvėrė dar viena nauja klasė – keramikos būrelis. Naujoje klasėje pakrikštyti ir molio mokinukai. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktorė Olga Mediekšė džiaugiasi, kad vaikams patinka keramikos užsiėmimai. Būrelė jau lanko 40 mokinių. Užsiėmimus vaikams veda patyrusi mokytoja tautodolininkė Vanda Bartkevičienė. Vienas iš tikslų, kurį palaiko švietimo įstaigos direktorė Olga Mediekšė, yra bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, vaikų ugdymas, kad vaikai vystytų lytėjimo pojūtį, kūrybiškumą. Tai, sakysim, tas vaikų ūkdymas toks, kad būtų platesnis, ne vien tik tai, kad vaikai tą vystytų lytėjimų pojūtį, bet, sakysim, tą kūrybiškumą savyje, bet tai yra bendravimas ir bendradarbiavimas su kitom mokyklom. Dabar rudenį turėjom projektą su Užusolio mokykla, Ruklos mokykla, Lapė mokykla. Labai lengva bendrauti ir kurti bendrus projektus. Ir dabar važiuosim pristatymą daryti į respublikinį šito projekto. Ir svarbiausia tai, kad puošia mokyklas ir kaip vienas iš tokių tikslų, kad vaikai jie išmoktų nelaužyti, gerbti savo tą darbą, nes yra tokia tendencija pas vaikus viską laužyti. Aišku, jeigu jie padaro savo darbelius, jau žinom, kad jau tada jau bus gaila savo darbelį. Svarbiausia tai, kad vienas iš tokių sąlygų, ką direktoriai tiesiog inicijuoja, kad vaikas nebūtų pririštas prie konkrečios grupės, kada jam gaunasi, nes labai daug vaikų, jiem norisi visus būrelius lankyti. Ir tai reiškia, ateina, jeigu jisai pradeda lipdyti, jam reikia nulėkti. Nulėkė, vėl atlėkė, užbaigė. Ir, sakysim, vienas iš tokių dalykų, kad visapusiškas tas vaikas būtų. Ir turim ir žiedžiam, darom puodines, darom ir mokam skulptūras, bandom lipdyti, nes dar pati visa pradžia. Bet yra jau, aišku, tokių vaikų, kurie jau iškart matosi, o su kitais reikia daugiau padirbėti. Pagrindinės priemonės, su kuriomis dirba vaikai, tai molis. Pasak mokytojos Vandos Bartkevičienės siekiama, kad vaikai išmoktų mylėti aplinką ir visą, kas gyva. Tai pagrindas molis, o paskui, aišku, su kitom medžiagom tam, kad darbas būtų autentiškas, gražus, patrauklus, aišku, naudojam visokias žaliavas, kurie yra iš gamtos. Tai norim, kad mūsų vaikai mylėtų mūsų žemę, visą tą aplinką. Ne tik tai mokėtų parodyti savo kūrybą, kokį talentą turi,
bet ir mylėtų visus, kas aplinkui, kas yra gyva. Naujoje keramikos būrelių klasėje pakrikštyti ir naujieji Morio Matėjukai. Būrelis turi savo taisyklės ir pasižadėjimus. Turim taisyklės, paskui čia pasižadėjimui, kad lankysim keramiką, taip dėjom pirštą, rašėm vardą ir čia dar buvom ant kaktos. Būrelio vadovė dėkinga mokyklos direktoriai už suteiktas patalpas ir džiaugiasi, kad gali dirbti tokioje draugiškoje aplinkoje. Tiesiog galiu pasidžiaugti, kad pasisekė su kolektyvu, kurį esu pakviesta dirbti. Ir direktorė visas sąlygas mums šiai sudarė ir klasę, ir dar planuojam visokių įsigyti priemonių tam, kad tiesiog eitųsi mums kūryba taip sėkmingesnė. Na ir, nes, sakysim, ne visur taip būna, kad tave taip priimtų, kaip šitoj mokykloje. Mokytoja pati atsiveža molį, planuoja įsigyti ir kitų priemonių, kad galima būtų lipdyti įvairius indus, puodus. Būreliui dar reikalingas specialus pečius, tačiau viskam dar nėra lėšų. Už lango balta ir žada atšalti. Apie tai orų prognozė, o aš su jumis atsisveikinu iki sekančių susitikimų. Sudie.